Sveiki visi neekspertai, kanalo žiūrovai, naujas podcastas ir šviežias vėjo gūsis, kaip Justinas sakė prieš pradedant įrašinėjant mūsų susmirdusiame podcast'e. Tai šiandien turim svečią, tai Antanas. Sveikas, Antanai. Visų pirma, Sveiki visi, pradėkim, sveiki visi. visų pirma, pradėkim nuo to, kaip tau šių metų Eurolyga ir kiek pats stebi rungtynių. Nu tai, žinai, čia. Šių metų Eurolyga, nu tai taip ir yra. Šiais metais dabar atkrentamosiose Maccabi ir Pau jau sulošė rungtynės. Ir, nežinau, aš tai iš šitos serijos, kiek supratau, tai kad Atamanas biškelį turi problemų kažkokių. Nežinau, gal pakalbėsim ir aš manau, kad Pau sudėtis irgi labai galinga šiais metais. Dar gal neskubėkim, mane pamiršo Vainis paminėti, aš taip pat dalyvauju šitam susmirdusiam podcast'e. Tai sveiki visi. Mes šiandien trise aptarsim Eurovizijos temas, aktualiausius Europos renginius šiuo metu. Pasikalbėsim galbūt ir kas darosi už Atlanto NBA lygoje. Tai gal per daug čia nešnekėtami pradėkim ir reikim prie reikalų. Aš norėjau paklausti, Justinai, vis tiek praėjusią savaitę dainavai mūsų podcast'e Olimpiakos himną, tai kadangi Eurovizijos proga siūlau gal kokią Eurovizinę dainą, tada mums šiandien sudainuosi pradžiai. Na, aš negaliu pasigirti dainavimo sugebėjimais, bet klausytojai turbūt nežino, kad Antanas su Vainium yra lankę chorą ir baigė muzikos mokyklą, tai aš jam perdodu estafetę ir gal jūs kokį duetą galėtumėt padainuoti. Gal geriau nedainuokim ir negadinkim mūsų žiūrovom klausos, o tiesiog prieikim prie mūsų nuomonės apie praeisį pirmąjį pusfinalį. Antanai, visų pirma, tavęs noriu paklausti, kas labiausiai įsiminė vakar, kokie pasirodymai. Tai kaip ir sakiau, man biškelį Suomija šitą dainą. Lietuvių žinoma daina, nes tiesiog už savo, žinai, sergu. Man airiai labai įsiminė ir kroatai, žinoma. Kaip tau, Justinai? Nu, tai čia visus iš karto išvardinai, aš pasirašiau savo top 5 iš pirmo pusfinalio. Nežinau kaip Vainius, tai 5 vietą iš mano praeitos dienos dainų užima Portugalija. Man visai patiko tokia daina ir pasirodymas visai neblogas. Šiaip iš tikrųjų buvo gana nemažai tokių gerų pasirodymų, ypač pirmojo Eurovizijos pirmo pusfinalio pusėje. Vėliau jau iš tikrųjų jau miegoti ir nežiūrėjau. Tai sunku vertinti kitas dainas, bet jas perklausiau. Ir portugalai būtent ateina į 5 vietą iš antrosios pusfinalio dalies. 4 vietoje Kipras, 17-metė dainuoja ir tikrai ši daina priverčia susimastyti, ką aš veikiu su savo gyvenimu. Aš esu už ją vyresnis ir kol kas nieko nepasiekęs, bet šitų podcastų aš tikiuosi nurungti Eurovizijos dalyvavimo ir parodyti, kad ir aš kažką galiu. Aišku, graži ir pati atlikėja, čia Vainiau pasisaky, gal kažką čia pridėk. Ne, tai visiškai pritariu, tikrai išvaizdi mergina, nėra ko ginčytis čia. Gerai, 3 vietoje Lietuva, Silvester Bell 3 vietoje. Pasirodymas geras, man šiek tiek gal pritrūko energijos ir šiaip jau daina šiek tiek atsibodus. Gal kas ją pirmą kartą girdi, manau, tikrai turėtų būti labiau pasikūrę, bet aš manau, finale Lietuva, dar aišku sunku pasakyti, nemačius antro pusfinalio, bet tikrai gali pretenduoti į mažiausiai top 10. Tai aš manau labai realu ir kad gali fanam šitą dainą patikti ir emigrantai iš užsienio šalių gali tikrai iškelti Lietuvos taškų vertę. Antroje vietoje pas mane Ukraina. Aišku, nereikia čia veltis į jokias politikas, tikrai ne dėl politikos ar dėl karo situacijos jaučiu tą palankumą šitai šaliai ir dainai, bet apskritai daina tokia, net nežinau kaip pasakyti, tokia yra ir šiek tiek repo, ir šiek tiek daino žodžių, nors ir nesuprantu, ką dainuoja, bet melodija man patiko ir pirmoje vietoje
tim tiririram, tim tiririram, tim tiririram, tam, viskas aišku. Nežinau, man tai šitas Ukrainos daina taip kažkaip Biblijos adaptacija pasirodė. Ten, žinai, tas epizodas su Raudonaja jūra, kur praskiria. Nežinau. O koks laimiau tavo top 5? Ar top Aš 3? nežinau, ar top 5 galėčiau išsakyti dabar, bet top 3 man Kroatija iš karto pasakau overrated šiek tiek yra. Vakar pusfinalį tikrai gan ryškiai švietė, bet šiaip man ta daina, nu, nebuvo, kad labai patiktų. Aš sakyčiau, kad trečioje vietoje, kaip ir pas tave, top 5 buvo, tai man Portugalija, antroje vietoje Lietuva, tikrai solidus pasirodymas ir užtikrinta daina, ir pirma vieta Ukraina, man asmeniškai. Nu, suprantama, man suprantama, čia viena kita vieta skiriasi, bet... O kokios prognozės Silvestriui? Aš prognozavau 10-tuko slenkstį, tai 11, 10, 9 vietą maždaug. Aš tik pritariu tau kažkur tarp, sakyčiau, 8 ir 13 vietos. Tai čia Nežinau, aš tai... iš jų laiptelių skirtumas, tai išsirink 3 vietas bent jau. Aš irgi galiu pasakyti, nuo 1 iki 26 kažkurioje vietoje bus tikrai 100%. Tarp 9 ir 12 tada. Gerai. Aš tai sakyčiau kažkaip, manau, 6 galim paimti. Aš visų nesiklausiau, bet nublemba iš šito pusfinalio, aš manyčiau, 2 ar 1 esam. Jeigu taip visas pasiėmęs šalis, tai aš manau, mes finale galim bandyti ir 6. Ne, aš apsigalvojau 1 vietą imsim. Aš manau 1 vietą imsim. Jeigu Antanas sako 6, tai aš sakau 1. Nu, bet tie kroatai, kurie žadėjo čia paimti pergalę ir viską, ir favoritai yra laikomi, blemba, lietuviai geriau padainavo. Ir labiau užvedė minę, ir labiau su publika, žinai. Man tai pasirodė bent taip. Tai gal žinomės, aš sakau, kad laimės Lietuva. Aš sakau, kad ne. Bet tai čia... Aš ir sakau, kad ne, tai Justinai, man iš 10 eurų gal. Ne, tai čia koeficientas tada turi būti, nežinau, kiek kartų didesnis mano. Na gerai. Nu, tai dėl tiesos galim, jeigu jau taip. Ne, tai nereikia, gal čia vis tiek. Gal kitam kartui pasiliksim, dar gal prieš finalą pakalbėsim, jau kai pažiūrėsim antrą pusfinalį. Ir gal pereikim jau prie rimtų dalykų, prie Eurolygos atkrintamųjų. Kaip ar žiūrėjot 5-asias rungtynes? Vakar vyko 5-osios rungtynės tarp Maccabi ir Panathinaikos, skirtosi kažkiek laikai ir su ta pačia Eurovizija. Panathinaikos įveikė namuose Tel Avivo Maccabi 81-72. 3 kėlinius realiai vyko labai atkakli kova, taškas į tašką labai daug kartų keitėsi pirmaujanti komanda. Bet ketvirtajam kėlinyje, aš sakyčiau, labiausiai geros gynybos dėka Pau išsiveržė į priekį ir tos persvaros jau nepaleido. Vienas iš tų pagrindinių gynybos ramščių tai buvo Panajotis Kalitzakis, kuris tikrai nustebino daug. Manau, puikiai jisai laikė tiek Lorenzo Brauną antroje dalyje, kuris jau taip nespindėjo kaip pirmajame kėlinyje, kai mes matėm, kad Lorenzo fantastiškai pradėjo rungtynes ir žinau, kad tu, Antanai, turėjai Eurolygos draftuose Lorenzo Brauną ir jis visą sezoną labai prastai atrodė, bet matom, kad atkrintamosiose tikrai parodė savo tikrą veidą. Žinoma, matome tai, kai aš tau jau atidavęs tą Lorenzo Brauną. Super, puikiai visą sezoną nieko nedaro ir dabar. Tu, Antanai, nesiskus, kad aš tau atidavus Luką, tai... Nu taip, bet... Lukas karjeros rungtynės sužaidė 2 kartus, tai asistų ir taškų, tai skusi šią nežinau, ar galima. Nu, Sluko vaidmo šitoje serijoje neginčiamas yra. Jis žaidžia kaip MVP. Tai 3 rezultatyviausi šių atkrintamųjų Eurolygos žaidėjai yra būtent iš Panathinaikos, Nanas, Slukas ir Lesoras. Nanas beveik 100 taškų per 5 rungtynes įmetė ir galima sakyti, užsidirbo kontrakto pratęsimą su Panathinaikos, šiandien buvo paskelbta
kad iki 26 metų prasitęsė Nanas su Panathinaikos su išėjimo į NBA galimybę šių metų vasarą iki Liepos 15 ir berods 25 metais irgi vasarą, tai įdomu, kiek pasiūlė Janakopolas Nanui, bet jisai sakė, jog mato Naną kaip MVP laiminčios komandos ateityje Eurolygoje. Tai Nanas, aš manau, vienas geriausių naujokų, galima sakyti, manau, geriausias naujokas. Ir jis būtent tai parodė per atkrintamąsias papildymas. Manau, be jo papildymo tikrai nebūtų taip tolėjus ir manau, kad net nebūtų turėjus namų pranašumo atkrintamosiose. Ir vakar Nanas per 38 minutės net žaidė beveik 40, 26 taškus sukratė į Maccabi krepšį. Tas pats Lukas jau antrojoje rungtynių dalyje sėdėjo ant suolo ilgą laiką, nes tiesiog gynyboje kentėjo Pau ir Kalaitzakis, tiek tas pats Džerianas Grantas puikiai stabdė Lorenzo antroje pusėje. Ne tiek dėl gynybos, Slukui atrodė, kad kažkokia trauma jisai po rungtynių šlubčioje ir šiaip matėsi, kad medicinos darbuotojai aplink jį sukasi, tai kažkokių traumų gal turi, bet išsilaižyti turėtų iki finalo ketvirto, iki kurio lieka kiek daugiau nei 2 savaitės. Dar apie Pau trumpai, tai vakar iš tikrųjų gan komiška situacija įvyko su Matijasu Lesoru, kuris 3 baudas įmetė iš 14. Aš nežinau, ar per savo gyvenimą esu matęs tokį prastą baudų pataikymą. Tiesiog jau absurdiškai, kurios baudos atrodė, kad išsisuko iš lanko ir nežinau, kas atsitiko, nes tikrai iki tol serijoje labai dominavo Lesoras. Aišku, vis tiek viskas gerai baigėsi Pau, bet sakau, ta rizika ir bauduoti Lesorą tikrai pasiteisino Maccabi, nes jis tų taškų visiškai nesusirinko. Bet nebuvo tai labai blogi metimai, matėsi metimai ir trajektorija gera ir viską, bet tiesiog kamuolys nekrenta į krepšį, bet aš manau per vasarą, jeigu Matijasas pagerintų šį savo Achilo kulną išsigydytų, tai aš manau, kad būtų dar geresnis centras, nes vien šioje serijoje provokavo po 10 vidutiniškai pražangų. Atsimenam, kaip anksčiau Edi Tavaresas iš Madrido Realo prastai mesdavo baudas, bet susitvarkęs šią problemą, jis dabar vienas geriausių centrų ir prieš jį prasižengti jau nebegalima taip tikintis, kad jisai pramestas baudas. Taip pat Janis Popepetru žaidė tikrai gerą seriją, nors reguliariajame sezone nerodė absoliučiai nieko. Labai pakilo jo statistika, kai reguliariajame sezone mesdavo vos po 5 taškus ir 5 naudingumo balus, atkrintamosiose vidurkiai kilo iki 10 taškų ir net 57% tritaškiai, tai solidus pasirodymas ir sumažino Grigonio minutes. Antanai, tavo nuomonė, koks vaidmuo laukia Grigonio šiame finalo ketvirte, ar jisai bus toks pat mažas kaip ir ketvirtfinalyje, ar galbūt tiesiog Maccabi nebuvo parankus varžovas jam? Jo, aš kaip tik taip ir maniau, kad Maccabi nelabai parankus varžovas Grigoniui. O aš manau, kad jis kitose serijose, jeigu Atamanas kažkokį planą turėjo, tai tikrai jis blogas. Ar žinoma, galim apkalbėti Oli ir Barsa seriją. Tai Justinai, kokios tavo mintys? Šiandien Barsa namuose priims prie Olympiakosą. Jau išėjo vienas Graikijos klubas į finalo ketvirtą. Būtų visai smagu, jeigu išeitų ir antrasis, tai Olympiakosas norėčiau pamatyti. Teoriškai yra galimybė, kad šie klubai susitiks finale. Aš manau, kad Berlyne didžioji dalis išpirktų bilietų yra būtent graikų, ypač Panathinaikoso, kiek žinau. Nežinau, kiek Olympiakos fanai pirko bilietus, bet būtų tikrai smagu pamatyti jos finale ir aš būtent dėl to sirgčiau šiandien už Olympiakosą, bet aš manau, kad tikrai bus atkaklios rungtynės namuose. Ketvirtosiose rungtynėse Barsa buvo tiesiog nupusta Pirėjuje, pralaimėjo didžiulių skirtumų, keliasdešimt taškų.
bet tai nieko nereiškia, nes Barsos ir buvo tikslas laimėti bent vienerias rungtynes ir tai jie padarė per neprotingą pražangą Petruševo trečiosiose rungtynėse. Tai aš šiandien prognozuoju, vis tik bus atkaklios rungtynės, bet manau, kad Olympiakosas perlaušies būtent dėl to, kad Milutinovas jau pradėjo žaisti praeitose rungtynėse. Tai manau, jisai vienas iš bus tų pergalės kalvių, kurie nulems Olympiakoso patekimą į finalo ketvirtą. Trečiose rungtynėse ir teisėjai šiek tiek sutrukdė Olympiakosui. Tomašas Sataranskij nespėjo išsimesti kamulio per 5 sekundės, vis dėlto teisėjai nesugebėjo užfiksuoti iš to švilpuko ir tai turbūt kertinis švilpukas serijoje, nes dabar mes su Oli jau matytume finalo ketvirtį, o dabar viskas gali pakrypti ir į vieną, ir į kitą pusę. Jeigu reiktų spėti, aš irgi manau, kad Oli yra šiek tiek favoritai prieš Barsą. Vis dėlto, manau, Barcokas tikrai yra geresnis treneris už Rodžerį Grimau. Kalbant apie kitą seriją, kuri taip pat vyks šiandien, tai Monako Fenerbahčė, turbūt viena sunkiausiai prognozuotinų serijų. Antanai, tavo nuomonė, kaip gali baigtis ši serija? Jo, tai aš žaidžiau Santakoje ir klausinėjau realiai kiekvieno žmogaus, kurio sutikau apie Fenerio Monako seriją. Ir kiek girdėjau, visi sakė Feneris. Ir vienintelis tu Vainiau ir Rokas Bogdanas sakė, kad Oli gali pasimti. Šitas Monakas yra minėtas. Iš tikrųjų labai sunku prognozuoti, kai vienas iš trenerių yra lietuvis, tai vienaip per kitaip nori ar nenori palaikai ir sergi už komandą, kurią treniruoja lietuvis, bet aš manau, kad nors ir kaip norėčiau, kad Feneris laimėtų, aš manau, kad Monakas perlauš rungtynes. Vis tik nebereikalo istorijoje niekas nėra laimėjęs išvyko į 5 Eurolygos atkrintamųjų rungtynių, tai aš manau, kad šiemet tik tai Olympiakosas sugebės laimėti, o Fenerbahčei šiek tiek pritrūks. Monakas, Fenerbahčei reikėjo užsidaryti namuose vėlu, aišku, rungtynės, manau, bus atkaklios, bet Maikas Džeimsas šaltakraujų žudikas, kai labiausiai reikia jo komandai, tai aš manau, kad jisai šiandien bus karštas ir nesustabdomas. Visose praeitose serijos rungtynėse tai Maikas Džeimsas prastai atrodė, nes tiesiog Nikas Kalatis dėjo visas pastangas, kad sustabdytų jį ir tikrai buvo gerai pasiruošę Fenerbahčė vyrai, kad Maikas būtų visiškai uždarytas. Aišku, pataikys tą svarbų tritaškį rungtynių pabaigoje Stambule, bet vienas tritaškis nieko neišgelbė ir jeigu Maikas dar šiandien neparodys savo tikro veido, aš galvočiau, kad tada daugiau šansų turi Fenerbahčė, bet vien dėl to, kad aš spėjau, kad Monako laimės Eurolygą, taip netikėtai, aš dabar manau, kad Monako pasiims šitas 5 rungtynes. Aš nemanau, kad gali sakyti, vienas metimas nieko nelėmė, tas metimas būtent ir lėmė rungtynes ir nukalė pergalę. Būtent antroji pusė Džeimsas nemetė nei vieno metimo išskyrus būtent tą tritaškį, tai daug ką pasako, kad žaidėjas, kuris net nežiūrėdamas į krepšį visą antrą rungtynių pusę ryžtasi tokiam svarbiam metimui ir jį pataiko, tai nors bet kuris kitas žaidėjas gal ir jaustųsi nesiryžtų atlikti tokio metimo, gal paliktų tą atsakomybę Lloydui, kuris nugalė metimą antrose rungtynėse, ar Kobo, kuris žaidė kiek geriau, bet vis tiek pasiėmė ant savęs komandą ant savo pečių ir rodė visokius gestus, tritaškiai, ten rėkė, 3 pirštai iškelti į orą. Na, žinoma, didelis kiaušas dabar rodo ir Anthony Edwardsas NBA. Tai jis čia neseniai su Denver lošė antrą seriją, sumetė 27 taškus, bet šitoj serijoje aš kiek pastebėjau, tai labiausiai gynyba yra nusprendusi rungtynių lemtį. Pastarosiuose rungtynėse Timberwolves sustabdė Denverio Nuggets 106-80. Reikia paminėti, kad Goberas nežaidė ir komanda vis tiek sugebėjo sustabdyti Denverį.
Taip, Go, taip. Goberas beje tapo geriausiai besiginančiu žaidėju NBA. Ir taip Kaip pat jis, tėvu tapo. kaip? Ir taip pat tapo tėvu, gimė vaikas. Ai, nu, Dvigubai šventė. čia jau, kaip sakant, tavo srities faktai. Sveikinam Goberai, jeigu mokat prancūziškai, Vainiau, jei moki prancūziškai, porą žodžių gal. E, Selevi Gobert. Selavi, salut, Salut bonjour. Gobert. E, ok, tai kaip jūs vertinate tokį sprendimą, kad ne daug kas spėliojo, kad Banjama bus, bet vis dėlto Goberas? Aš vertinu palankiai vis tiek Timberwolves viena geriausiai besiginančių komandų užėmė trečią vietą reguliariajam sezone. Gal statistiškai Wembanyama ir kiek geresnis gynybos žaidėjas ir komandos rodikliai ten skiriasi, kai Wembanyamas nėra aikštelė ir kai jis yra 14 taškų plius minus rodikliai. Tai aš manau, Wembanyamas spės laimėti tą apdovanojimą daug kartų ir pats jisai sakė, jeigu laimi Goberą šiemet, aš laimėsiu vėliau. Tai aš Goberui duočiau visai pelnytai šį apdovanojimą ir pertraukėm Antaną dėl jo analizės apie Timberwolves, tai Antanai gali pratęsti. Taip, kaip ir sakiau, Murėjų sustabdė iki 8 taškų, Jokičių iki 20 taškų. Ir iš tikrųjų, jeigu pasižiūrės į dabar box scorą šitų rungtynių, tai matosi Denverio Nuggets tik tais Aaronas Gordonas normalias rungtynės turėjo su gerais pataikymo procentais, o likusi komanda kaip ir nepasižymėjo pataikymu. Iš Timberwolves pozicijos mesgi matome Karl Anthony Townsas 2,7 taškai, Anthony Edwards 2,7 taškai ir Anthony Edwards šį sezoną aplamai, kaip Michaelas Jordanas savo jaunystėje lošia. Visai kaip tu, Vainiau. Buvo tų palyginimų internete, kad per pusę skeltas Jordano ir Edwardso veidas ir iš tikrųjų jie atrodo panašiai. Edwardsui beje tik 22 metai, jam sukaks 23 šią vasarą ir kol kas atkrintamųjų startas yra tiesiog dominuojantis, nupusti Sunsai, Nuggetsai į 2-0 pirmaujama prieš Nuggets ir būtent išvykoj. Neaišku, ar žais Džamalas Murėjus trečiosiose rungtynėse gavo $100,000 baudą už antrose rungtynėse mestą šildymo pagalvėlę, kurią žaidėjai dedasi ant savo kūno, kad raumenys neatvėstų, metė į aikštelę ir buvo nubaustas gana nemaža pinigų suma. Tai neaišku, ar jisai žais trečiosiose rungtynėse, bet jeigu reikėtų prognozuoti, aš spėju, kad jau Timberwolves nulaužė šią seriją. Aišku, nemanau, kad sausai laimės Timberwolves, bet toks visiškas totalus dominavimas, Jokičius nieko negali padaryti, McDanielso gynyba 1-1, apskritai visa komandinė gynyba. Tai aš manau, kad Nuggetsam jau per vėlu sugrįš šioje serijoje. Nieko jie negali padaryti tiesiog. Kitame konferencijos pusfinalyje Oklahoma City Thunder susitinka su Mavericks. Mavericks įveikė Los Angeles Clippers 4-2 serijoje ir pirmajame mače Thunderiai įveikė Mavericks ir pristabdė turbūt žvaigždžią didžiausią tai Dončičių ir tas turbūt padėjo užsitikrinti pirmąją pergalę. Čia ką manot, ar Mavs tai sugebės atsigauti, ar Thunderiai vis dėlto laimės? Aš manau, kad Mavsai atsigaus. Labai nerealistiška būtų prognozuoti, kad laimėję pirmasis rungtynės Thunder laimės visą seriją. Aišku, manau, kad serija yra 50-50. Tiek Mavsai gali kitose rungtynėse geriau sužaisti. Aišku, galbūt nesitikėjo tokios energijos iš Thunderių. Labai jauna komanda. Lou Dortas tiesiog užlokino tokiu tarptautiniu žargonu sakant, Luką Dončičių tik 6 metimai iš 19, nepelnyti net 20 taškų ir Irvingas turėjo silpnas rungtynės. Shai Gilgeous-Alexanderis beveik 30 taškų pelnė, tai aišku dominuojantis OKC pasirodymas, bet aš nesiryščiau teikti, kad jie būtent laimės seriją. Aš manau, kad Mavericks sugrįš ir laimės seriją 4-2. O kaip šiaip sakytumėt, kas NBA finalus ima?
Nežinau, gal jūs jau kalbėjot kažkada pas save, bet aš Nu, norėčiau išgirsti. man tai asmeniškai rytų konferencijai, tai bent jau konferencijos finalas aiškus, kad ten bus Celtics ir Knicks, nematau nei Paceriams, nei Cavsams galimybę ten atsidurti. Ir čia aš kaip ir prognozavau, laimės Celtics ir manau Celtics ir laimės tą čempionų titulą. Finale, manau, susidurs su Timberwolves. Aišku, dabar būtų lengva šokti į tą Timberwolves vagoną ir eiti su to hypu visų, bet aš vis dėlto lieku prie Celtics. Aš manau irgi rytoj neginčiamai konferencijos finalas yra jau aiškus, Knicksai su Celtics. Aišku, Knicks dabar atrodo puikiai, Brunsonas pirmas žaidėjas, kuris 5 iš eilės rungtynėse pelno virš 40 taškų nuo Michaelo Jordano laikų. Brunsonas atrodo šiuo metu puikiai ir apskritai Knicksai išmetė Sixers pirmajame raunde ir atrodo tikrai kaip karšta komanda, bet vis tik matyčiau pranašumą Celticsam. Celtics apskritai geriausia reguliariojo sezono komanda ir jeigu jie šiemet nesugebės laimėti NBA čempionų titulo, tai aš tada nežinau, ką tiesiog pasakyti. Tokia stipri komanda, tiek nuo suolo kylanti žaidėjai, tiek startinės penketo žaidėjai, visi gali mesti taškus, gerai ginasi komanda, tai aš irgi prognozuočiau, kad Celtics susitiks finale, norėčiau, kad būtų Mavericks, bet su tokia gynyba Timberwolves aš tiesiog nematau, kas galėtų juos sustabdyti. Aš tai manau, Timberwolves laimėtų finalą. Aš kaip abiejose komandose, aš manau, gynyba yra geriausia lygoj, bet aš manau, Timberwolves turi Anthony Edwardsą, tą tokią absoliučią žvaigždę ir aš nemanau, kad Celtics su Jasonas Tatumas gali kažkaip lygintis su Anthony Edwardsu. Aš, gal čia labai kontroversial, ką aš sakau, bet aš manau, Anthony Edwardsas jau yra peršokęs Jason Tatumo lygį ir aš manau, dėl to šiais metais ima Timberwolves. Čia man atrodo tiesiog 6 rungtynių tapti vienu geriausiu žaidėju NBA šiuo metu. Man šis sezonas labai daug įrodė, bet iš tikrųjų labai daug pasakė ir šį vasarą mūsų. Pasaulio čempė Anthony Edwardsas buvo absoliutus lyderis Team USA ir jeigu pasižiūrėjus į ankstesnius metus, Jasonas Tatumas, jeigu neklystų, tikrai nebuvo toks geras kaip Anthony Edwardsas. Ir aš manau, jis šiais metais, Justinas juokiasi, matau, aš matau šiais metais Anthony Edwardsas, žinokit, geresnis už Jasoną Tatumą. Šią sekundę gal ir taip, bet aš nemanau, kad būtų galima teikti, jeigu Nuggets Timberwolves nueina iki finalo ir galbūt net laimi, tada galima, manau, kalbėti, bet dar, manau, šiek tiek per anksti sakyti, kad Edwardsas yra geriausias arba vienas iš geriausių NBA žaidėjų, bet jis tikrai manau, kad artėjančiais metais bus vienas iš lygos veidų ir tikrai gali būti geriausias žaidėjas. Tai toks buvo 11-asis Neekspertai podcastas su svečiu Antanu. Ačiū Antanai, kad prisijungiai prie mūsų. Beje, vos nepamiršau, naujas tinklapis, naujas websaitas susikurs jau šią savaitę, taip kad sekite naujienas, viską paskelbsime ir šiame YouTube kanale. Krepšinio naujienų tinklalapis visiems fanam. Antanai, čia tavo idėja, tai gal truputį pabaigoje pristatyk apie ją. Tai taip, mes sugalvojom padaryti websaitą, tinklalapį, kuriame mes galėtume dalinti savo idėjomis apie krepšinį, sportą ir aplamai naujosius įvykius Europoje, labiausiai turbūt ir NBA darysime. Websaitą taip pat turėsime Eurolygos tokį žaidimuką, Guess the Player. Gerai, tai ačiū, kad buvot, nepamirškit pasubscribint mūsų kanalą, palaikinti šį video ir parašykit komentarą ar kokių klausimų, kokius norit mums užduot. Ačiū, kad žiūrėjot, čia buvo Neekspertai. Viso iki.